Dovydų miško partizanų vadavietė. Pasakoja partizano Petro Pabrinkio sūnus Petras Pabrinkis. Čia mano tėtis, mano mamos brolis dėdė, mama mano amžinatelsi, sesuo amžinatelsi ir tariama ryšininkė, bet aš ją ryšininkę nelaikau, nes buvo išdavysčių tokių negražių labai. Ką padarysi, iš savų būna. Žinot, mes lietuviai vieni kitus ir užkasam patys. Va, dabar einame į partizanų bunkerį, laukais, pievom, keliais, ieškosime, rasime, čia antras bandymas. Švabos. Va čia va mūsų žemė, va čia va prasideda Rubežius. Sėdi prokuratūra į to. Yra visokia, aišku, ten, bet tai kalbam apie tai, kad sprendimas turi būti. Atnešiau, ką pastačiau, tas yra. Vienas žvakinis sudegusios. Čia. Čia padėsim važiuoti. Bunkerio buvo... Kur buvo pradžia bunkerio? Čia va, būtent čia. Čia įėjimas reiškia, ne? Tai buvo įėjimas ir dar buvo du išėjimai, pasakojo. Ten toliau mes vaikščiojom, žiūrėjom, ten panašu, kad galėjo būti. Vat, vienas vat labai panašu, kad va, čia galėjo būti, o kitas ten, vat, kur tas medis, vat, ten toliau. O, ten mato didelė duobė. Aha, jo, ten irgi yra. Ir... O, medis jau grius. Tai va, tas medis, čia jų medis, išdžiūvęs medis. Čia, matyti, jų medis buvo, kur dūmai, kada į to, galbūt buvo jisai... Čia jų medis buvo taip padarytas? Aš manau, kad tas medis jisai iš vidaus nebuvo išgręžtas. Va tai čia kitas išėjimas turėjo būti. Va čia va matosi, kad kažkas yra buvę. Ne, tai čia barsukai gyvena, ne? Arba, kaip dabar sakė, lapių urvus užpuola vilkai ir tas lapes užima jų vietas. Čia galima net ir įkrist. Bet čia pėdų nėra, matot, yra pėdos, bet jo. Kokie urvai didžiuliai. Bet čia gal yra tokios nišos, kokios taip papildomos. Tai vat mato, čia kalniukas ir labai tokia strategiškai tinkama vieta buvo jiems. Tas bunkeris. Niekas jau nežinoja, nes čia toli labai nuo kaimo.
Stebuklingas, visada galima taip. Ir tą vandenį iškvietą, tai galima. Tai va, aš dėl savo, žinau, situacijos, irgi dėl dėdės. Mama prieš mirtį man pasakė. Nes nori tu viską žinoti, tai buvo, kaip tas amžinas, kaip sako, dar karas jai mano viską. Tai brolikas slėpėsi dažnai. Rytą su mane atsikėlė, tai jie viską papasitokė. Va, orientacinis ženklas. Bet gražiai vadina. Čia kaip paminklas gamtos jiems. Pasiklyščiau miške, pagal tą medį atrašiau partizanų net vadavietę, pagal tą medį. Dabar jau akivaizdus jau yra. Bet taip įspūdingai ta šaka augusis. Dalykas eina. Nu, va, ta orientacinė vieta, kaip eini iš... Griovys išeina. Man tai buvo... Jo, čia griovys išeina, čia baigėsi arimas. Ir va čia prieš arimą va yra toks tarsi įėjimas į mišką. Va. Taip. O stulpo pažiūrėsim numerį dabar. Koks čia stulpo numeris? Visas gyvenimas skirtas tam, noriu pasimokyti. LN 33. Jo, numeris LN 317, apačioje 101. Ir čia maždaug kokie 30 metrų į priekį dar pait ir po dešinę pusę. Tai jis turėdamas, Jūsų tėvas, ne? taip, mano tėvas, turėdamas šitą slapyvardį virėjas, Du slapyvardžius turėjau, ne? turėjo 2 slapyvardžius. Vieną turėjo virėjas, o kitą tetulytė. Tai apie virėją žinau tiek, kad jis buvo atsakingas už maistą. Tai jam buvo slapyvardis tas pritaikytas virėjas. Tai jis kaip eidavo, kad nematytų. Griuviais, iškastais griuviais eina per kaimą, daleiskim ten ar pas ūkininką, ar pas kokį pirmininką, sakykim, tas, kur palankus jiem buvo, tartis dėl grūdo. Gauna grūdų, susimala ant girnų tokių kaimiškų. Ir vyrai valgo, maitinasi taip. Va, a tas tetulytė buvo slapyvardis, tai nuo ko jis kilo, kaip jam ten jį, pavadino to slapyvardžiu, tai negaliu paaiškinti, nežinau tų plonybių, bet virėja tai žinau. Tai ir pasakiau. Tu ant slenksčio, kaip sakant, mirties visą laiką. Taigi aš to pasipratau, kaip priešų galingo kovoti reikėjo. Ir dar aplinkui išdaryčiau, žinai. Dabar, pavyzdžiui, mūsų apylinkės stote, kokie mūsų kokie tai žodžiai. Jie vėliavą nuleidę, o ryti joje vėliavą į bokštą Gedimino pakelti. Čia mano dėdė Gerdvyla Petras, žuvęs tą pačią dieną su mano tėveliu. Ten Stasinės kaime prie Lančiūnavos. O čia Jakavonis su jum. O čia yra Jakavonis, dar gyveno ir aš. O dar va čia va toliau Gerdvilai gyvena. Vieni Gerdvilai, vieni Kiberiai. Nu, kai, nu. Gaždina, matai.